Tai šiandien esame Alytuje ir kalbiname aktyvų Alytaus jaunimą apie dalykus, kurie yra savaime nesuprantami. Ir kartu sutiko šiandien pasišnekėti Perla, kuri kai registravosi, pažymėjo, kad nori kalbėti apie gyvenimą. Tai Perla, koks yra tavo gyvenimas už mokyklos ribų? Už mokyklos ribų kartais būna, kad tiesiog grįžtu namo ir nieko neveikiu, nes esu labai pavargusi ir panašiai. Vis tiek 11 klasėje manau, kad jau sunku, gal net sunku, jo. Tiesiog sunku. Tiesiog sunku. Bet šiaip manau, kad savo vasaras leidžiu labai, labai gerai. Tai po mokyklos tik tai vasaros yra Ne, laisvalaikis. ne. O yra laisvalaikio Bet- dabar, kai yra mokslo metai? Taip, vis tiek yra, pavyzdžiui, mėgstu išvykti, gali kokį Vilnių, susitikti su draugais ir panašiai. Dažniausiai su draugais leidžiu laiką. O yra kur nors Alytuje gerų, įdomių, kietų vietų jaunimui praleisti laiką? Yra. Pavyzdžiui, Nedaug, bet yra. atskleiskim kortas, nes aš tai nežinau, aš Alytuje, žinai, mažai lankausi. Dabar šiuo metu mes dažniausiai tiesiog varom su mašina ir važinėjame. Tai geriausia vieta yra mašinoje. Jo. Jo. Bet ne, nu šiaip. Tapsai, tą mažesnę mašiną, kur Ne, jau nedidelės. viena draugė, dvi draugės jau turi Ta, kur mes normalias vadinam mašinas. kibirais, kabutėse. Bet jo, praeitą Kaip jūs vadinate Alytuje? Alytuje kalboškiam. Kalboškės? Kalboškiam. Rimtai, geras. Ir važiuoja tiesiog ratais. Arba ratais varom, arba nežinau, varom tiesiog pas kažką į namus. Į namus. Pabūt. Supratau. O turi kokių nors hobių ar lankai kokius būrelius, organizacijas? Jo, lankau muzikos mokyklą ir organizaciją Interaktą Alytaus. O muzikos mokykloje groji, šoki, dainuoji? Jo, muzikos mokykloje aš esu baigus fortepijoną jau, bet dabar pasiėmus pagilintą kursą ir dainavimą. Tai man liko šitie metai. Tai noriu pasakyti, jeigu gautum natų sąsienį, galėtum pagroti. Jo. Oho. Nu, truputį reikėtų dar laiko, kad pasižiūrėtų. Pasitreniruot, Priklauso bet- kokios natos, bet... O patinka groti, ar tai buvo labiau priverstinis tėvų? Priverstinis Priverstinis, tėvų ar ne, bet dalykas. dabar, ar nusakyk, kad patinka šiek tiek? Ne, aš Ne. visiškai nebegroju. Ta prasme, visiškai aš turiu namuose dar dabar fortepijoną, bet nežinau, į metus kokius 3 kartus prisėdu. Rimtai. Tai buvo toksai, kai pabaigė, ačiū tėveliai, va diplomas, ne, ir Jo. malonu, turiu įgūdį, kurio Bet nenaudosiu. esmė tame, kad aš net nebuvau savo, ta prasme, išleistuvėse muzikos Rimtai? mokyklos. Nes aš buvau Ne, išvykus. Tai negalima. Jo, ir aš 8 metus laukiau tos dienos ir tada išvykau. Ir tada dar nuvariau, kad pasimti atestatą jau rugsėjo mėnesį. Ir man pasakė, kad ai, nerandam ar kažkas ten tokio. Bet po to žodžiu radom. Ačiū Dievui, po to radom. Tai vat. Visiškai atsitiktinai paminėjai, kad užsiemi modeliavimu ir pirma mintis, apie kurią pagalvojau, kad tai yra, nu, žinai, iš plastilino modelių arba iš modelino, bet tai tikriausiai yra ne tas. Ne tas. Tai čia susijęs tautom kelionėm vasarą. Taip. Tai kas yra modeliavimas ir kaip jis atrodo ir kaip tau ten pavyko patekti? Tai čia iš tikrųjų nusprendžiau šitų dalykų užsimti maždaug prieš 1,5 metų. O kas tai yra modeliavimas? Modeliavimas tai tiesiog dirbu modeliu. Aš nežinau, kaip kitaip Tai pasakyti, tie, kur bet vaikšto realiai... podiumu ar tuos, kuriuos fotografuoja? Arba fotografuoja, arba vaikšto podiumu. Jei vaikšto podiumu, tai gal labiau Europą. Jei fotografuoja, labiau Aziją. Japonija, Kinija, Pietų Koreja, Taivanas. Ir tu buvai šitose valstybėse? Ir aš buvau Pietų Koreja. Oho, ir ką ten darei? Yra žiauriai daug skirtingų šakų. Pavyzdžiui, galiu ten daryti high fashion, ten kur mada visiška, kur ten Prada, Dior. Tiesa, į portalus mados arba žurnalus mados darei? Jo, arba žurnalai, arba panašiai. Bet aš fotografavausi labiau tiesiog basic rūbam, kur jūs tiesiog norit užsakyti kažką internetu ir matot modelius. Tai va, aš dažniausiai tam. Jo, iš e-shop'o. Ir tam reikėjo važiuoti į Koreją pietų, kad nusifotografuot, kad galėtume pamatyti. Įdomu. Nu šiaip jo, nes Pietų Koreja yra labai, nu jiem labai patinka ta balta oda ir panašiai. Ir tokios... Kad europiečiai patinka, jo, dėl europiečių. Taip. Ir jie pagrindė e-shopuose savo tą ir kelią. Ir planuoji savo ateitį šiek tiek sieti su tuo? Manau jo. Aš labai noriu pasimti gap yearą po mokyklos. Ir labai noriu tiesiog pamodeliauti, pasižiūrėti, kaip man sekasi. Ir jo. Ir gal tada tai taps gyvenimu ir nereikės vadinti gapų? Nu, čia yra labai sunku. Labai sunku. Dabar buvau išvarius dar ir buvau išskridus į Barceloną per mokslo metus. Kažkokiu būdu man pavyko susitarti su mokykla.
Tai šiaip labai džiaugiuosi, va jei kažkas žiūrite iš mokyklų, ačiū labai, kad davėte man tokią galimybę. Tai va, Ir ten irgi užsiėmė modeliavimą. jo, mano planas gyvenimo Taip. Atskleiskim yra, kortas. mano planas gyvenimo yra, kai baigsiu mokyklą, kažkur išskristi, nes aš vasarą dažniausiai išskrendu iš Lietuvos. Su darbu ir man iš tikrųjų labai labai patinka, tai aš noriu tęsti tą savo truputį karjerą ir po to planuoju tikrai grįžti į Lietuvą ir aš labai noriu gyventi Druskininkuose. Druskininkos, net ne Lietuvai, Druskininkose. Jo. Druskininkai sulauksite kažkada Perlos. Bet vis tiek labai arti ir mano tėvai tai tikrai Alytuje gyvens, irgi dar Jau esi seneliai. garantuota už tėvus, ne? Taip, Okay. tai aš manau, kad į Alytų tai tikrai grįšiu. Ir man atrodo, visada liks tokia labai nostalgija Alytui. Aš pavyzdžiui, kai būnu visą vasarą išvarius ir tada grįžtu į Alytų, man kiekviena vieta tokia nostalgija. Arba pavyzdžiui, dabar sugedo mašina, vakar turėjau peškom eit namo ir praėjau pro tą kelią, kur žiauriai senėjau, nes metus laiko tiesiog su mašina važiavau ir kiekvienas takelis tokia nostalgija. Jau netgi nostalgija. Gerai, labai smagu. Smagu, kad tikrai planuoji grįžti ir tiesiog palinkėsiu išlaikyti tą draugų ratą, net jeigu ruošiesi įskristi. Taip. Nes tikrai ne visi skris kartu su tavim. Taip. Tai visą laiką turėti tos vaikystės mokyklos laikų draugus ir ačiū, kad kalbėjai ir susitiksime kituose pašnekėjimuose su Alytaus aktyviu jaunimu. Taip, ačiū labai.